Na, bandysime daryti sagę antrą eilę. Pirmą eilę aš manau, kad jau jūs supratot, kaip ten viskas vyksta. Bet jeigu dar bus neaišku, pakartosim. O dabar tai čia visai nesvarbu ties bet kurią vietą. Aš įdursiu adatą. Ir įeisiu per karoliukų vidų. Pasirinkau šį kartą baltus. Mažesnius už pirmutinės eilės karoliukus. Na ir dabar va per čia įėjau ir praleidžiu tą vieną karoliuką. Čia dabar jums parodyti. Va mano siūlas išėjęs, tai va šitą karoliuką praleidžiu ir lendu į sekantį. Ir taip visą laiką vieną praleidžiam, užsineriam karoliuką ir vėl vat vieną praleisiu ir lendu čia. Na ir jie gaunasi va tokie reti dantys. Retadantis. Vieną praleidžiu. Praleidžiu būtent tą iš kairės pusės, nežinau, jūs jeigu į kitą pusę eisit, tai konkrečiai man tai iš kairės pusės už siūlo tą karoliuką praleidžiu, tą, kur siūlas šalia išlindęs. Ir lendu į sekantį. Oi. Oi, kabinasi. Nu, prie šitų apšvietimų gal labai sudėtinga viską įžiūrėti. Čia dabar net ir negražu. Kol sekantą eilę nesusistatys. Taip, praleidžiu. Ir lendu į šitą. Nieko, jie paskui susistatys į vietas. Ir taip apeisime visą eilę. Praleidžiu vieną. Aš šitą eilių daug nedarysiu. Į tų tarpą dėsiu tamsius karoliukus. Dabar nežinau, jeigu man jų užteks. Na gerai, viską aš čia dabar greit padarysiu ir parodysiu, kaip tu. Taip, pabaigiau visus šitus, tiksliau antrą eilę. Dantukų sustatyti. Reti dantukai. Dabar bandysim tarpus užpildyti. Iš apačios aš ties bet kurią vietą su siūlu įeisiu. Ir neriu per tą savo baltą karoliuką. Pasiimu tamsų, kuris į baltų tarpą turės įsimontuoti. Bus matyti, kaip čia atrodys, dabar kol kas nežinau. Ar čia nereiks didesnių, bet bandom.
Čia šitą eilį labai paprastai. Sineria. Traukia. Norėjau nors kartą tau parodyti, kad muzika man ne tik hobis. Buvau susitikęs su Luiza ir užsnūdo. Vaidini čia tėvą. Bet kai vieną kartą tavęs kai ko paprašiau, tiesiog net važiuoji. Nes iš tiesų visiškai tau nerūpiu, man tai nusibodo. Nebenoriu taip gyventi. Lenartai, palik mane ramybėj. Ir aš dabar galvoju, kad man jau jie, kaži ar ne per maži. Va būtent toks atvejis, nepasimatavau iš anksto ir pradėjau šiom filmuoti. Ir dabar, kaip aš sakiau, jeigu norite pataisyti savo klaidas, tai va, grįžtu atgal, ne per visus žinoma, mano karoliukas va, ir įkris. Ir po vieną šitaip aš išardysiu dar, kol nevėlu, dėsiu į tarpus didesnius karoliukus. Man negražiai atrodo. Geriausia, kaip pasibandai iš anksto. Nu, tegul bus čia pabandymas, bet jūs pamatysite, kaip galima klaidas taisyti. Labai sudėtinga, kai neturiu iš ko pasirinkti karoliukų. Nelabai turiu iš ko. Bandysim pasiieškoti. Na, štai dar truputį suradau didesnių. Jau jie tai tas spalva labai tinka. Tik tai, kad man jų užtektų. Bet čia nedaug reikia. Turėtų viskas būti gerai. Dabar viskas bus liuks, tikiuosi. Negalim pakeisti praeities, kad ir kaip norėtum. Bet gal galim pakeisti ateitį. Mes privalome pakeisti. Gal mamai padėtų, jei grįžtų ir Lilė. Taip. Tas kuris iš mūsų bandys laimę. Tikriausiai bus geriau, jei aš. Bent jau pradžią padarysiu. Pritariu. Bandau, kad jūs geriau matytumėt. Nenori atsiliepti? Gal svarbu. Nu, galėjau ir anailį būti didesnių, bet gal. Apleidai studiją. Aš dabar užsisakysiu karoliukų, nes tikrai neturiu pasirinkimų. Palikai visai vienus. Tai tu dėl visko kaltas. Dabar praktiškai, kai čia didesnį dėjusi, tai ta pirmutinė eilė pasislėpė. Na, bet mes prie jos paskui prinersim. Šiaip gal ir nieko bus. Kai darai iš to, ką turi, o ne tai, ko nori, tai va reikia labai paskui taikyti. Bandyti eksperimentuoti. Užtruksi tik 20 sekundžių. Žinau, bet tai svarbu. Dabar apkabinsiu tave 20 sekundžių ir tavo organizme išsiskirs hormonas oksitocinas. Tai laimės hormonas, todėl šiandien būsi itin laiminga. Gerai. 10 jau praėjo. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20. 21. Ką? 21. 22? 20. Viskas. Tu išgydyta. Gražios dienos. Martinai, Ką? rytoj vakare turėčiau laiko. Gerai, pažiūrėsiu savo kalendorių. Bet ir aš greičiausiai negalėsiu. Viskas aišku. Taip. Iki. Pone Noimireri. Geras. Tu atvažiuosiu. Iki. Sespeso, ar dabar geriau? Taip. Ačiū, kad taip greit atvažiavot. Jetzt ist angefühlt. Ką tiksliai jautėt? Šiandien mane spaudė krūtinę, negalėjau įkvėpti. Štai, supratau. Tas, man panašu į panikos ataką. Zizul, ar esat kada nors tai patyręs? Išmuša prakaitas, jausmai tarsi atbunka. Apima jausmas, kad esat ne savo kūne. Ne. Lenis išėjo. Jūs jį kalbėjot. O ne Noimireri. Nieko aš neįkalbėjau. Mes tik pasikalbėjom apie tuos globos namus ir patariau jam dar pasitarti su jumis. Tikrai? Taip. Nu, šiaip tai prie tos akies didžiulės tinka. Ir fiziškai, ir emociškai. Gerai bus. Turit savo tai pripažinti, pone Noimireri. Viskas susitrauks, paskui sutvirtinsiu Iš pradžių mama, ir bus gerai. o dabar Lenis. Oi, Jūs teisus. ot ir Visiškai niekam tikęs. negerai kažkodėl. Padėsiu jums. Na va, čia dabar reiks padaryti. Kažkodėl darbas didelis. Svečių namas. Ne, garso studija. Redaktoriui. Ją pastatė mūsų tėvas. Nieko susispaus, aš manau, Padarė. kad susispaus. Pabėgu. Kur dar čia rastokį? Ir kaip norėčiau dabar nuvažiuoti su jumis į ligoninę ir atlikti kelis tyrimus. Kokius tyrimus? Visus kokius tik įmanoma. Susispaus. Noriu išsiaiškinti, kodėl taip jaučiatės. Gal yra kokia organinė priežastis. O dabar, kaip ir visus darydavom, Prašau. apvažiuosim aplink sutvirtint. Ar jau sakė, Tiesiog, kad nori tekėti už to? kad visi sustotų į savo vietas. Net repetuoja, kaip eis prie altoriaus, nesuprantu, iš kur tai ištraukė. Na, ji mergaitė su fantazija. Taip. Kažin iš ko paveldėjo. Iki. Jau vakare. Filmavimas toks sudėtingas, kad jums galėčiau ryškiai parodyti. Dieną neturėjau laiko. Važa. Tikrai? Taip. Jėga. Martinai, čia jų tėvo paciento kortelė. Dažnai skirtas psichiatrinis gydymas. Buvo nustatytas sunkus depresijos epizodas. Yra studijų, teigiančių, kad tam tikri genų variantai lemia didesnę depresijos riziką. Taip. Bet yra ir chroniškų ligų ar uždegimų, kurie skatina depresinės nuotaikas arba netiesiogiai. Na, atrodo visai susitvirtinu. Kvėpavimo takų infekcijų. Taip, bet esant depresijai nuolat išsiskiria kortizolis, kuris silpnina imunitetą. Tai kortizolis, bet nematau, kad būtų skirti kokie medicininiai tyrimai. Paciento kortelė baigėsi įrašu apie savižudybę. Taip, gerai. Turim du brolius. Vienas visiškai žvalus ir mėgaujasi gyvenimu, kitas vyresnysis tarsi kartoja tėvo ligos istoriją. Davai, pro šoną pravažiavau. Oi, Toks paaiškinimas būtų oi. Gerai, iš pradžių ieškosim organinių ligos priežasčių.
Ai, ne, viskas gerai. ultragarso tyrimas ir EEG. Viskas gerai. Bet jei nėra Čia ko gero dar vieną savo eilę, nes dar čia man daktarė Brūkė. klibančių yra. Bet vis tiek Toliau stipriai. Nu gerai. kad padėti. Jei elgtumėmės kitaip, būtų keista. Daktarė Petri, Daktarė Brūkė. Nu, Martinai. čia kadangi pirmutinė eilė visai užsislėpus liko, tai aš jau per tais kitas, Smegenų biosroves, kurias ir norim išmatuoti. Jums reikės ramiai per kitas ir nedursiu akutes, nes kai būna jos matomos, tai va tada reiktų pereiti per jų vidų, per akučių skylutes, kad nesimatytų jūsų. Čia viskas gerai, čia užsislepia. nėra pulso. Reikia defibriliatoriaus. Traukitės. Nieko nesupratau. Traukitės. Kol kas tiek, o paskui čia važiuosim pakraščiu. Šitos pamokėliais užteks tiek. Supratot, manau. Pirma eilė va buvo šitų mano žalių su auksiniu. Antra eilė baltus dariau. Trečia pilkus. Norėjau juodus daryti, bet per maži karoliukai buvo. Šitie gal biskį didoki, bet žinau. Visai neblogai žiūrisi. Dar galėčiau, žinoma, paeksperimentuoti. Virš šitų baltų mažiuką užnert. Kokį nors gal rasiu blizgutį pagal viduriuką. Na, kol kas iki.